gerai reikia baigti elektros instaliaciją tvarkyti, spynelė neklauso ir ateit prie naujovių, sudėti bekontaktį uždegimo sistemą, bekontaktį. Dėsim ukrainietišką Sovek degimo sistemą, kuri turi veikti tiek nuo 6 iki 12 voltų. Va. Pačią sistemą pirkau kažkada Kijeve, firminiai Dniepro parduotuvėje. Pati uždegimo sistema, nors ir elektroninė, nėra visiškai tobula, bet pačiam nieko nereikia taikyti. Plius deklaruojama, kad veikia nuo 6 voltų, o čia ir yra 6 voltų motociklas. Tai labai didelis privalumas. Priveržiam skrėjiką, reguliuosim jo tarpelį. Specialių reguliavimo įrankių. Tarpelį dar šitą sureguliuojam. Maždaug priveržiam ir mėgaujamės važiavimu, negęstančią techniką. Žodžiu, svajonės įsipildymas. Čia tavo jėgom bus? Tai sureguliuoti degimą reikės akumuliatoriaus ir laidų. Paėmė, visų pirma, ką reikia padaryti, tai yra sujungti šitą elektros instaliaciją. Pradžiai minusą, po to pliusą ir patikrinti, ar yra tokas. Ir dedam čia. Palauk čia atsargiai, kad instruktažo specialiu. Va, matai, užsidegė lemputė. Matau. Dabar reiškia, kad galimai gali būti kibirkštis. Pirštai kišk. Lemputė rodo, kad kibirkštis yra, reguliuojam. O! Va. Kada užgesta? O! Čia. Viskas. Galimai degimą su reguliuotum. Kibirkštis. Ir nagus, kai gavau gerai. Gavai net nuotą? Va, per šitągi, sakau, pritrauksiu arčiau. Pritraukiu. Va, yra kibirkštis. Na, čia buvo. Kibirkščiuoja žvakė? Kibirkščiuoja. Va. Lituoti iš esmės nemoku ir nieks manęs nemokė lituoti, bet esmė tame. Nusiperki litavimo rūgšties, pamerki taip į tą rūgštį, pasemi lydmetalio ir tada padarai tokį dalyką. Paėmė ir o kaip laidai šitą nesilituoja. Vintažiniai laidai. Nu va. Ir prilituoja. Dabar niekas nebelituoja, bet vintažinė technika, todėl ir lituoti reikia. Ir šiaip, kadangi vintažinės technikos daugiau stovi, kad nervų žmonėm negadintų, todėl ir lituoti reikia. Laidai nesiapsiduotų. O čia ne šiaip laidelis yra. Šitas laidelis eis į lopšiuką ir apšvies kelią. Labai galinga 6 voltų 2 vatų lemputė.
Ne, čia iki to dabar reikia dasibelsti ir tiek. Tai be šitų laidų litavimo, ką reikia padaryti ir antgalių keitimo, tai vat kontaktinė krovimo relė. Tai generatorius duoda tam tikrą įtampą ir kad visa elektros instaliacija neiškeptų, tai šitas relė reguliatorius ją reguliuoja. Tai pradžiai reikia pabandyti suremontuoti šito motociklo relę. Jeigu neveiks, tada pereisim prie elektroninės relės. Bet tada būtinai reikės uždengti šitų dangteliu, kad nieks nepamatytų ir koks nors altaimeristas irgi žiūrėdamas šitą vidosą neišprotėtų. Nes reikia, kad viskas būtų originaliai pagal metus ir skaičius. Tai va. Laidų čia yra nedaug. 1, 2, 3, čia keli ir į spinelę beveik viskas sueina. Spinelė galima įsijungti ten ilgas trumpas šviesas, degimą ir gabaritinę lemputę. Nu ir aišku, dar yra šitas technikos stebuklas, perjungėjas, kur gali jungti fūrinį 6 voltų signalą, paspaudus mygtukėlį ir tiek. Tai senoji spina irgi gana išdraskyta ir jau su šitą spiną gali atrakinti bet koks raktas. Tai jeigu spinas rakina bet koks raktas, tai jau yra blogai. Nieko gero. O visraktis gerai, aišku, bet jeigu bet kas rakina, o pavyzdžiui žirklės, o žiūrėk. Va, jungia. Va. Tai čia nieko gero. Nes jei apsidrausi vintažinį motociklą kasko draudimu, nemokės. Gerai. Tai vat, kitas tikslas yra paimti ir iš 3 spinelių surinkti vieną. Visos spinelės viena už kitą yra geresnės. Vienai trūksta ano, kitai ano, bet iš 3 galima kažką padaryti.